Sveikinusi su jumis iš Kauno geležinkelio stoties ir šiandieną pradedu kelionę po Balkanų šalis. Keliausiu į Kroatiją, Bosniją, Serbiją, Juodkalniją ir Albaniją. Visur, kur įmanoma, keliausiu traukiniais. Bet pirmiausia, reikia pravažiuoti Lenkiją. Šioje kelionės atkarpoje važiuosiu iki lietuvių pamėgtos vietos Zakopanės. Pirmiausia, ką man reikia padaryti, tai nuvažiuoti iki Varšuvos. Ir geriausias būdas tai padaryti važiuoti traukinio iki Mockavos. Pažiūrėkite, koks važiuoja ilgas prekinis traukinys. Štai koksai pro Kauno geležinkelio stotį pravažiuoja poros kilometrų ilgio. Dabar laukiu traukinio iš Vilniaus iki Mockavos. Mockavoje persėsiu į Lenkijos traukinį, kuris mane nuveš iki Varšuvos. Iš Varšuvos važiuosiu naktiniu traukiniu iki Zakopanės. Turiu nusipirkęs miegamajame vagone vietą, įsimiegosiu tame traukinyje ir 6 ryto aš jau būsiu Zakopanėje. Taigi, kelionė prasideda. Išvažiavo traukinys į Vilnių ir netrukus atvažiuos traukinys iš Vilniaus į Mockavą, į šį pirmą kelią. Štai mano kuprinė, kuri mane lydės 2 savaitės. Tokio dydžio, nėra didelė. Ką aš pasiimu dažniausiai su savimi į kelionę? Tai apatiniai rūbai, kuriuos pasikeičiu, aš jų neskalbiu, tiesiog pasikeičiu ir vis išmetu. Laidai visokie, pakrovėjai, kompas, kamera, su kuria įrašinėju, antra atsarginė yra, telefonas atsarginis, jeigu vienas sugestų. Turiu maisto, gėrimų, kad mažiau reikėtų ieškotis, kur man pavalgyti ir taip nesitrukdyti laiko. Na, šiandieną jinai sunki kuprinė, gana ją sunku tampyti, bet po kelių dienų jinai palengvės ir tada bus lengviau. Atvažiuoja traukinys iš Vilniaus į Mockavą. Bilietas kainuoja nuo Kauno iki Varšuvos centrinės stoties 20 eurų. Laisvų vietų daug, laisvai važiuosime iki Mockavos. Marijampolės sustojimas. Vagonas iš vis ištuštėjo, dar kas buvo ir tie išlipo. Šis traukinys populiaresnis turbūt būna tik per ilguosius savaitgalius. Sekantis sustojimas Mockava. Atvažiavo traukinys į Mockavą, grįžtančiųjų yra daugiau negu mūsų atvažiavo. Prasidėjo sezonas šiltas, tai daug užsieniečių atvažiuoja ir stovi Lenkijos traukinys. Mano 13 vagonas su skyriais. Šį kartą pasirinkau, pažiūrėsiu, ar yra vagonas restoranas prikabintas prie šito traukinio. Jo, matau, kad yra, viskas gerai, reiks užeit į jį vėliau. Vagonas baras vadinasi. Tokios vietos šiame vagone. Daug laisvų vietų yra. Čia laisva. Štai čia laisva. Man dažnai pasiseka važiuoti vienam arba dviese. Pažiūrėsiu, kaip bus šį kartą.
Netrukus išvažiuos traukinys į Vilnių, pasiėmė savo keleivius, kurie atvažiavo šiuo traukiniu. Mockava, langas į Europą. Aš net nežinau, iš vis, kad toks kaimas yra kaip Mockava, pakol nepradėjau keliauti traukiniais į Lenkiją. Ir pasirodo, kad Mockava labai svarbus miestelis ar kaimas, nežinau kaip jį pavadinti, greičiausia kaimas. Tai tiesiog prakerta langą mum į Europą, mum lietuviam. Trakiškės, matau, ateina pareigūnai, reikia paruošti dokumentą, bus patikra. Kartais būna patikra Suvalkuose, bet šį kartą Trakiškėse. Apie 10 minučių maždaug traukiniai stovi. Praėjo pareigūnai, patikrino, pažiūrėjo į pasą ir viskas. Ilgiau sustojo ir klausinėjo prie tų, kurie nėra iš Lietuvos ar ne iš ES šalių. Galima rinktis ir nuo Trakiškių keliavimą traukiniu, tai ta gaunasi maždaug dvigubai pigiau. Į Varšuvą nuvažiuoti galima nuo Trakiškių iki Varšuvos maždaug už 10 eurų. Kas netoli gyvena sienos su Lenkija, tai apsimoka automobiliu, atvažiavai iki Trakiškių, palieki čia mašiną ir keliauji savo toliau. Aš vieną kartą buvau tai padaręs, pėdėje traukinys neatvažiavo, pranešė, kad nebus traukinio, tai nuvažiavau iki Suvalkų, nuo Suvalkų vežė autobusu iki kitos stoties, kur laukia traukinys sugedęs. Jau tada davežė iki Varšuvos. Čia buvo prieš metus laiko, maždaug daugiau kaip prieš metus. Suvalkų traukinių stotis. Sustojimas gana ilgas, apie 20 minučių, tai pavaikščiosiu šiek tiek, prajudinsiu kojas, nes šiandien dar ilgai teks važiuoti. 8 valandą būsiu vakare Varšuvoje ir po poros valandų kita kelionė traukiniu iki Zakopanės. Štai čia pirmos klasės vagonas. Lietuviams nelemta šiuo vagonu keliauti, bilietų jį neparduoda, nebent jeigu perkant bilietus jau nuo Trakiškių. Užeisiu į vagoną, barą. Užsisakiau sriubos pavalgyti. 18 zlotų kainuoja. Ką tik pravažiavom miestelį Sokulką, netrukus bus ir Balstogė. Jau pradedu jausti kelionės malonumą, pradedu jausti laiką. Namie būdamas tiesiog nebejaučiu laiko, nebejaučiu, kada valanda praeina, kada para praeina. Viskas vyksta labai greitai. Dabar, kada netgi nestebiu visiškai telefono, nebeseku nieko, tiesiog kišeniai ir aš jo net nebežiūriu. Visą dėmesį skiriu kelioniai
stebiu, kas vyksta už traukinio lango, tai pradedu jausti tą tikrą laiką. Kiekvieną minutę jaučiu praėjusią. Laikas labai sulėtėjo. Kiekvieną dieną tas pats. Ir tiesiog nepastebi to gyvenimo malonumo, nepastebi to džiaugsmo. Dienos bėga, savaitės, žiūrėk, jau nėra, jau mėnesio nėra. Buvo žiema, jau pavasaris baigėsi. Ir ta rutina tiesiog sunaikina tavo laiką. Metai taip greitai slenka. Viską prisimenu, kaip man buvo 20 metų. Atrodo, taip neseniai viskas buvo. Neseniai atšvenčiau 50 metų jubiliejų. Suprantu vieną dalyką, kad neužilgo net nepajausi, kada bus ir 70, ir 80. O jau tokių metų jau pradedi ruoštis išėjimui iš šio pasaulio. Stengiuosi visaip sustabdyti laiką, jį sulėtyti, pajausti tą malonumą iš gyvenimo. Ir būtent kelionės traukiniais, tai man tai ir padeda. Todėl ir renkuosi traukinius. Man traukiniai tai tiesiog mane išlaisvina. Išlaisvina protą mano, išlaisvina mintis mano. Balstogės miestas. Patinka man šis miestas. Daug kartų aš jame buvęs esu. Ir daug kartų, dar daugiau kartų esu pravažiavęs. Sustojimas irgi ilgas. Apie 20 minučių pasivaikščiosiu. Ir 2 valandos likę iki Varšavos centrinės geležinkelio stoties. Keičia traukinio lokomotyvą. Dizelinį pakeis į elektrinį. Atvažiavau į Varšavą, geležinkelio stotis Varšava centralinėje. Man reikės važiuoti į kitą stotį, šitą netinka. Man reikalinga stotis Varšava Gdanską. Reikės eiti į metro ir nuvažiuoti į tą stotį. Bet dabar einu, noriu išlydėti šį traukinį, kuriuo važiavau, jisai važiuos toliau iki Krokuvos. Tokia puikia kelionė iki Varšuvos, labai patiko, nes šviesus paros metas, važiuoju ne žiemą, nes, pavyzdžiui, žiemą tai pusę kelionės nematai, greitai sutemsta, o dabar mačiau visą kelionę ir tik dabar pradėjo temti. Tai labai gerai, man patinka toks keliavimo būdas, kada matau vis prabėgančius naujus vaizdus ir dabar aš einu susirasti, kaip papulti man į Varšavą Gdanską geležinkelio stotį. Miesto centras, kultūros pastatas. Štai ten. Ir šioje vietoje yra gatvės muzikantai, būna ir ugnies visokie šou, kada sutemsta ir taip toliau. Nusipirkau bilietą į metro, 20 minučių man užteks. Ir reikės pavažiuoti apie porą sustojimų.
Blemba, ne į tą pusę atėjau, man reikia į kitą pusę. Metro važiuoja ne ten, kur man reikia, o yra antra linija, kur į tą pusę reikia pereiti dabar. Reikia greičiau pereiti į kitą pusę, nes taip ir susinaudos mano tos 20 minučių. Dabar jau į gerą pusę papuoliau. Kartais būna, taip susimaišai, nes nežinai, kurią pusę tas metro turi važiuoti. Tik nusileidęs pamatai, kad ar teisingai esi ar ne. Ir štai parodyta centrum, va čia esu aš. Ir į tą pusę važiuojame iki čia, iki Dvarec Gdanske. Atvykau į stotį, pirmą kartą šioje stotyje, tai dabar reikės susirasti, kur man prabūti porą valandų dar ir tada informaciją susirasti, į kur atvažiuoja traukinys, į kurį kelią. Ir tik išėjus iš metro, iš karto yra prie pat traukinių stotis. Einu link traukinio, 3 peronas ir traukinys atvyks jau už 15 minučių. Mačiau nemažai susirinkę žmonių su dideliais lagaminais, įsiruošę į Zakopanę. Gali būti, kad nelabai pavyks filmuoti kažką traukinyje, nes ir tamsu, ir greičiausia ten, kur aš būsiu, bus ir kitų žmonių. Tai pasakysiu apie šį traukinį šiek tiek. Bilietus pirkau maždaug prieš 2 savaitės, gal 2,5. Buvo laisvų vietų miegamajame vagone ir netyčia pasirinkau, neusižiūrėjau, kad viršutinis mano gultas užrašyta Gora, o reikėjo man imti apatinį. Žodžiu, tam lenkų puslapyje nelabai atkreipiau dėmesį į šį dalyką. Tai bus viršutinis gultas, na nesvarbu, vis tiek važiuoti 7 valandos, užsilipsiu į patį viršų, krisiu miegoti ir ryte jau būsiu atvažiavęs į vietą. Bilietas kainavo 160 zlotų. Jeigu važiuoti ne miegamajame vagone, o rinktis paprastą susėdimą vietą, tai bilietas kainuoja apie 60-80 zlotų. Mano vagonas turbūt pačio traukinio priekyje teks paėjėti. 30 mano vagonas, o dabar čia 15. Nežinau, 2 miegamieji vagonai priekyje mačiau prikabinti, tai galbūt bus ir mano tenais. Pats pirmas vagonas. Na štai atvežė mane traukinys į Zakopanę. Naktis praėjo tokia, pusiau, sakykime, miegau, pusiau ne. Pirma naktis kelionėje, tai dar organizmas nepripratęs prie tokio ekstremalesnio miego, nes daužo, tranko, garsai visokie. Kai sustojimai būna, tai kaip truktelna, iškart prabundi. Bet laiku bėgant pripranti ir paskui viskas būna gerai. Štai čia stotis traukinių yra. Pagrindinė kuprinė sunkia, kurią turiu su savimi, kad nereikėtų man tampyti jos, palikau saugojimo kameroje geležinkelio stotyje. Pasiėmiau, turiu susiimti tokią lengvąją kuprinę, kur įsidedu tik tais
tai kas svarbiausia. Na ir ką, pereisiu per šį miestelį, pasižiūrėsiu, kas čia yra gražaus, gal kažkur pasikelsiu į kokią viršukalnę. Nesu buvęs Zakopanėje, buvau tik tais Karkanose, kalnuose, Lenkijoje irgi, bet Zakopanėje, aišku, yra aukštesni kalnai, gražesni vaizdai. Apie traukinį pasakysiu dar tiek, nėra jis labai patogus, nes vietos mažai. Pirkau aš pigiausią variantą, tas kambariukas ant 3, galima, jeigu važiuoja pora kokią, tai nusipirkti 2 tik tais, arba galima netgi ir vienam įsipirkti, bet jau brangiau kainuoja. Tai vietos mažai, bet kai reikia tik įsimiegoti, 7 valandos kelio, nu tai tiesiog vakare atsigulė, ryte atsikeli ir jau išlipi iš to traukinio. Bet jei ilgesnį laiko tarpą reiktų, tai būtų nelabai patogu, jei kokią parą laiko važiuoti. Vis dėlto aš ilgiuosi Ukrainos traukinių, ten daugiau erdvės ir žymiai smagiau su jais važiuoti. Kažkodėl Europoje tokio tipo nėra pagaminta vagonų. Jau dabar pradeda naujus išleisti, kad būtų daugiau tos erdvės, daugiau privatumo. Gražus toks miestelis, Zakopanė, apsuptas kalnų aplinkui. Einu dabar link kažkokio tai keltuvo, aš nelabai žinau, kur čia vaikščioti. Taip kaip aš nedarysiu jokių žygių, čia nenakvosiu. Man šiandien reikia grįžti į Krokuvą ir važiuoju toliau, važiuoju į Vengriją. Naktinis traukinys į Budapeštą, bet kažkiek norisi pasivaikščioti, bent jau keletą valandų, užkilti į tas pagrindinės viršūnės. Čia yra kažkoks keltuvas, toks nedidelis, bet dar niekas nedirba. Dabar po 7:15, o nuo 8 turbūt atidaro. Pasižiūrėjau internete, tai nuo 9 tik tais atsidaro pakelimas į tą kalną Gubolovką. Tai einu dabar į kitą stolokai, valandą laiko eiti, tai eidamas apžiūrėsiu miestelį ir jau bus ten atidaryta, kol ateisiu į kažkokią tai viršukalnę kelią, žymiai aukštesnė nei Gubolovka. O koks paminklas, skaito kažką. Zakopanė pasirodo pats aukščiausias Lenkijoje, kilometro aukštyje įkurtas. Atėjau iki keltuvų, kurie vadinasi Kasprovi Vierch. Toli turi jį nukelti. Seniausi, beveik vieni seniausių keltuvų Europoje. Šiek tiek pavargau, valandą laiko ėjau. Veža ir autobusai, bet būčiau anksčiau laiko buvęs čia, tai galvoju prasieisiu. Nepasisekė man su keltuvu, uždarytas kasmetiniam patikrinimui. Iki 24 uždaryta. Dėja, labai gaila. O aš apie jį galvojau visą rytą, kaip aš pasikelsiu į tuos kalnus ir kaip aš juos žvelgsiu į tą didybę ir koks pasijausiu aš didis. O dabar teks grįžti į apačią. Darbininkai dirba, užsilipę ant keltuvo, tikrina lynus. Tai kažkiek lipu į tą kalną, kiti irgi lipa keliautojai. Sunku man lipti, nepratęs. Per sąnarius kerta iš karto kojų. Bet palipėsiu,
noriu save kažkiek išbandyti ir taip užsigulėjęs esu ir svorio priaugęs. Laukia mūsų dar daug įdomių kelionių traukiniais, įvairias šalis, įvairius miestus. Taip kad prenumeruokite ir visą tai pamatysite. Atgaiva protui tokios vietos. Paukščiukai čiulba, ramu, oras švarus, malonus nuovargis. Didelis rūkas, kur keltuvas sustoja. Sustoja toje vietoje keltuvas, tada reikia pereiti į kitą keltuvą ir dar aukščiau kelią, bet jei ir būtų veikęs keltuvas, greičiausiai nieko nebūčiau pamatęs, nes rūkas viršukalnėse didelis. Būnant tokioje vietoje, iš karto mintis kyla apie gyvenimo prasmę, susimastai, kas yra ta gyvenimo prasmė. Mano nuomonė, tai gyvenimas neturi būti kova, neturi ir kančia būti. Aš nesakau, kad taip nebūna. Būna žmonės ir kenčia dėl kažko ir kovoja, bet kad gyvenimas būtų prasmingas ir laimingas, jis neturi būti kova. Jis turi tekėti lengvai. Žmonės deda daug pastangų vienus ar kitus dalykus pasiekti. Ir po to gale gyvenimo supranta, kad be reikalo nugyveno, be reikalo eikvojosi, be reikalo energiją visą išeikvojo, sveikatą, nieko nebeliko. O jau laikas išeiti būna. Kągi, brangų žiūrovai, užbaigsiu šį video leisdamasis nuo kalno. Pasirodo, nusileisti irgi nėra lengva. O su jumis atsisveikinu ir jeigu jums patinka tai, ką aš darau, tokį video, toks formatas, tai paspauskite patinka, pakomentuokite. O taip pat patys drąsiausiai iš žiūrovų galite prisidėti Contribui sistemoje, kad būtų progresas kelionėse, progresas video